Sveiki visi. Ačiū, kad skiriat laiko analitikai. Po joninių pirmas renginys turbūt. Dalyvių šiek tiek mažiau, bet tai yra privalumas. Turėsit galimybę užduoti klausimus ir gauti įžvalgų turbūt iš jums aktualių sektorių. Šiandien mes dviese būsime pristatyme. Pradžioje aš pasidalinsiu atvirų duomenų įžvalgom, būtent iš 23 metų turto grąžos rodiklių perspektyvos. Ir antroji daly Milda Drobavičienė, kolegė, pasidalins, tai kaipgi galima gerinti tos rodiklius, naudojant profesionalius analitikos įrankius. Tai startuojame trumpai, kol dar dalyviai renkasi, kas naujai prisijungia. Mes esame autorizuoti Click partneriai Lietuvoje ir esam sukūrę sprendimų HR-ui, pardavimam, atsargom, finansams, transportui. Ir šiandien daugiausiai laiko skirsime būtent atviriem duomenim, bet akcentas, kad mūsų pagrindinė veikla yra įdarbinti jūsų verslo duomenis. Ir jeigu matysite, kad gali būti jūsų rodikliai geresni ir tam gali pagelbėti analitikos įrankiai, tai kviesim gale, pateiksim kontaktus, galėsite drąsiai kreiptis, padėsime tai padaryti. Click asociatyvinė analitika yra patentuota technologija, tikiuosi šiandien pavyks įsitikinti, kaip tai atrodo praktiškai, visi duomenys susiję, nenutrūkstantys minties greičių atsakymai ir tikiuosi, kad rasime netikėtų įžvalgų. Ir analitikos brandos lygiai trumpai primenu, kad jeigu nematuojam ir nežinom, tai pavyzdžiui, kokia Lietuvos turto grąža, o kas tai yra, aš nežinau, tai čia turbūt ne ta zona, kur čia šitie finansų vadovai vis dar švenčia jonines, turbūt, kurie nežino. Tada jausmas irgi yra dar ne analitikos zona, tai aš jaučiu zona tokia yra, kuri nematuojama dar dažniausiai arba neaiškios priežastys. Ir šiandien mes keliausime būtent per matavimo prizmę, tai kokia yra turto grąža, ROE ir kaip jinai didėjo mažėjo ir galų gale nukeliausim iš nežinojimo iki žinojimo ir netgi iki priežastingumo. Ir jeigu trumpai dar įžangai, ką norėčiau akcentuoti, kad jau šiuo metu yra 10 nemokamų appsų sukurta, tai yra mūsų dovana Lietuvos verslui apskritai. Ir aišku, ir studentam, kuriam tenka dėstyti Vilniaus universitete, tai drąsiai imkit, naudokitės, analizuokit, lyginkit. Ir tai būtų ir prekybos sektoriaus apyvarta kas mėnesį, gamybos sektoriaus apyvarta per mėnesį, padieniui, pasavaičiui, pamėnesiui darbuotojų tendencijos. Jeigu norit rizikas valdyti ir pradėjo įmonės atleidinėti darbuotojus, tai geriau, kad jūs sužinotumėt pirmieji. Ir tai irgi atrodo, o tai kaip susiję darbuotojų kiekio didėjimas, mažėjimas su finansais? Tiesiogiai. Jeigu norit sužinoti ne iš teismo sprendimo, kad jūsų klientas bankrutavo, tai geriau pamatyti tendenciją, kad darbuotojų kiekis stipriai pradėjo mažėti. Ir tai yra tam tikra pirminė indikacija, kad su įmonė gali būti jūsų arba su jūsų klientu ar su jūsų teikėju kažkas negerai. Kas metus atnaujinami duomenys, tai yra apskritai visi verslo rodikliai, šiandien trumpai pažiūrėsime, gyventojų tendencijos, perkamoji galia, efektyvumas pagal įmonės jau detaliai, tai šiandien nagrinėsime daugiausiai dėmesio skirsime į Business Efficiency KPI trend ir 23 metų rezultatus, bet galite pasižiūrėti ir kitų metų rezultatus. Ir tas, kas domite savo įmonės verslo analitikos sprendimų, tai čia yra mūsų visi sprendimai Sales Pro, Stock Pro, HR Pro, Finance Pro, Salary Pro ir Transport Pro, visi iš esmės yra skirti efektyvumui gerinti. Jeigu šiandien dienos temą žiūrint, ypatingai šitie du, tai yra Stock Pro, tai yra atsargų valdymui, Sales Pro, tai yra realiai skolų valdymui. Ir mes pirkėjų skolas esame įdėję būtent į Sales Pro, nes mūsų manimų yra tol, kol klientas nesumokėjo į sąskaitą pinigų, tai niekas niekam nieko nepardavė, tik tai pavežiojo, tai tik užsiminėjom logistiką ir marketingu. O kai kad pinigai sukristų į sąskaitą, tai pardavėjų rūpestis yra pagal klientą pasirūpinti, o ne buhalterių ir finansininkų. Čia tokia mūsų tokia logika, todėl į Sales Pro esame įdėję skolas. Ir be abejo, Finance Pro, tai tiesioginis jau ir pinigų srautų valdymas, ir kaštų analizė, ir įvairių rodiklių, bet čia jau Milda pristatys detaliau antroje dalyje. Ir trumpai, kuo skiriasi, daug dar sulaukiam klausimų, tai aš naudojuosi Befree Salary, taip, naudokitės, tai yra nemokamas įrankis, naudojasi tūkstančiai vartotojų. Tikrai matome, kad esam gavę pripažinimus
Lietuvos ministrės pirmininkės apdovanojimą kaip geriausia Lietuvoje atvirus duomenis įdarbinęs projektas. Tačiau Salary Pro turi daug daugiau privalumų negu BI Free Salary ir trumpai jie yra tokie, kad galite savo konkurentus, sektorius įsisaugoti, prognozes matyti 12 mėnesių į priekį. Galite matyti 25-75 kvantilę medianas, automatizuotas ataskaitas, pranešimus galite gauti, jeigu keitėsi konkurentų atlyginimai. Tai visa tai duoda jums greitį ir supratimą, kad kas vyksta rinkoje. Ir be abejo vizualai. Daug daugiau vizualų yra Salary Pro nei nemokamai versijų. Keliavom į demo su atvirais duomenim ir tada pirmiausia pasidalinu jau čia gyvai, tada būtent, kad visi šitie appsai parsisiuntus BI Free Salary, nuorodas duosime, kas dar neturite, atkeliaujate iš BI Free Salary į langą visos aplikacijos ir čia mes matome tada jau iš čia galima keliauti į kiekvieną appsą. Tai pradėsime trumpai nuo pirmo appso, tai yra Business KPI Trend. Ir pradžioje akcentas būtų, tai kaip visgi keičiasi Lietuvoje nuosavas kapitalas ir nuosavo kapitalo grąža. Tai kol kas yra labai aiški tendencija į viršų ir čia yra senesni duomenys 22 metų, bet statistikos departamentas 23 metų dar nepaskelbęs. 23 metus mes analizuosim detaliau jau pagal detalės įmonės, bet jų dar tikrai ne visi duomenys yra suėję. Bet akivaizdžiai Lietuvos verslas išgyvena visų laikų rekordinių, sakykime taip, nuosavybės grąžos rodiklių lygį. Tai yra 15%, tai yra realiai 6 metai maždaug ir nuosavybė padvigubėja. Tik niuansas yra koksai, kad tiek, kiek didėja pardavimai, jeigu mes paimtume čia nuosavą kapitalą turime, o čia mes paimtume, pavyzdžiui, pardavimus, tai arba bendrai visą atsargas paimsim, pavyzdžiui, tai matosi, kad realiai čia didėja ir nuosavas kapitalas, bet ir atsargos, pavyzdžiui, labai stipriai didėja. Ką tai reiškia, kad mūsų bendrai apyvartumas trumpalaikio turto, ilgalaikio turto tikrai yra palyginus prastas ir aš galiu parodyti, kaip tai atrodo per ilgalaikį, arba per trumpalaikį turtą, ne? Jeigu įmonių trumpalaikis turtas yra čia, paėmiau, arba galiu netgi atsargas paimti, kad būtų aiškiau, atsargos iš viso. Bendrai, kaip atrodė atsargos per paskutinius 20 metų. Tai atsargos 22 metais matome pasiekė 17,6 milijardo eurų ir apyvartumas, bendrai visų atsargų apyvartumas siekia 59 dienas. Iš vienos pusės tai yra geriau negu ten 2013, 2014, 2012, ne? Bet jau mes turėjome tokių laikotarpių, kai atsargų apyvartumas geriausia apyvartumai pasiekti 54, 55, 56, blogiausias apyvartumai būtent atsargų buvo 2006, 2007, 2008, bet mes kaip nagrinėsime detaliai, mes aiškiai suprasime, kad realiai yra įmonių, kurios turi 30-40 dienų apyvartumus, ar tai trumpalaikio turto turi ten, sakykime, 6-7 kartus apyvartumą, tuo tarpu dalis įmonių turi tikrai labai prastus, nes čia yra svertiniai vidurkiai visos Lietuvos. Didžiausios sektoriai, pavyzdžiui, jeigu vėlgi reikėtų žiūrėti sektoriais, paimėm didmeninę mažmeninę prekybą, pavyzdžiui, ir kaip atrodo mažmena. Tai mažmeninės prekybos apyvartumas, matosi, kad realiai kažkada buvę pasiekta 54 dienos, kažkada buvo labai prastas 67 dienos ir vidurkis, pavyzdžiui, dabar sukasi apie 60 dienų. Vėlgi mažmenai, kai šiuo metu dauguma tiekimo grandinių yra sutvarkytos, tai nėra blogas rodiklis, bet mes pamatysime, kad dalis įmonių labai turi gerą apyvartumą ir dalis įmonių turi ir 90, ir 100, ir 120 dienų apyvartumus. Didmeniniai prekybai atsargų apyvartumas taip pat sukasi apie 55 dienas, pavyzdžiui, 22 metai. Ir vėlgi tai yra toks vidutinis tikrai rezultatas, nes ir variklinėse transporto priemonėse apyvartumas šiuo atveju 22 siekia 73 dienas. Jisai gerokai geresnis negu kažkada buvo 90 dienų, bet vis tiek dar turi labai daug vietos, dar turim daug vietos tobulėti. Ir jeigu trumpai dar pažiūrėsim dabar gamybą, vienas didžiausių sektorių, tai gamyboje atsargų apyvartumas dar blogiau,
tai aš tikrai drįstu teigti, kad mes atsargas valdome, blogai. Tiesiog kito žodžio nėra. Jeigu 80 dienų yra atsargų apyvartumas, be abejo, trūkinėjo grandinės kažkiek, bet 80 dienų, beveik 3 mėnesiam kiekviena įmonė turi atsargų savo sandėliuose, tai ne tik, tai atsargų apyvartumas yra vienas dalykas, jau prekės sandėliai, bet už jas jau dažniausiai yra sumokėta tiekėjui, o atsargos dar yra nepanaudotos. Tai bendrai, sakykime, su mūsų finansinių duomenų raštingumu ir su turto valdymu, dar, sakyčiau, tik ateina į Lietuvą ta gerosios praktikos ir mes čia turim dar labai labai daug vietos tobulėti. Tai čia galite nemokamai pasianalizuoti savo sektorių, savo sritį, sakykime, ir tada jungiamės į 23 metų jau detaliai pagal įmonės rezultatus. Primenu, kad galite būti aktyvus ir užduoti klausimus čate. Pasistengsim tuos pavyzdžius atsižvelgti ir panagrinėti jūsų konkrečiai sektorius, bet dabar pirmiausia nukeliaukime į bendras įžvalgas ir pažiūrėkime, ką mes jau šiandien dienai turime iš 23 metų duomenų. Tai šiuo metu yra 113 milijardų apyvarta ir 8,2 milijardo pelnas. Tiek įmonės jau yra paskelbę savo duomenų už 2023 metus. Čia turėtų, pernai metais buvo apie 140 milijardų, tai mes dar vis laukiam 30-40 milijardų duomenų laukiam. Pelnas irgi tikrai greičiausiai bus jau 10 milijardų ir daugiau, bet 8 milijardai pelno jau čia yra ir daugelis didžiausių įmonių tikrai yra paskelbę ir nevėluoja paskelbti duomenis. Tai čia detaliai yra pagal efektyvumo rodikliai, pardavimo pajamos darbuotojų, pelnas darbuotojų, santykiniai rodikliai, pelno santykis su darbo užmokesčio suma, bet čia buvo atskiri renginiai tam skirti. Šiandien dienai mes daugiausiai dėmesio skirsime į trumpalaikio turto, ilgalaikio turto apyvartumą ir bendrai turto apyvartumą. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad turto apyvartumas 1,2 karto tikrai yra prastas. Tam, kad sukurti 113 milijardų eurų apyvartos, mes naudojame Lietuvoje 94 milijardus turto. Tai, ta prasme, aišku, skirtingos kompanijos skirtingai, bet apskritai, praktiškai arti vieneto. Vos ne tai, kad 1 eurą apyvartos padaryti, mes laikome investavę arba pasiskolinę pinigų ir 1,2 turto apyvartumas tikrai jis yra, bendrai jis yra labai labai prastas, labai žemam lygyje. Jeigu žiūrėti 22 metais, kaip šitų įmonių buvo turto apyvartumas, tai matome, jisai buvo 1,3 karto. Tai reiškia, ką tai reiškia, kad jisai pablogėjo netgi. Per metus laiko mes ne tai, kad nepagerinom turto apyvartumo bendrai, bet jis netgi pablogėjo. Dabar be abejo ilgalaikio turto apyvartumą gerinti bus labai sudėtinga, nes tai yra pastatai, ilgalaikis turtas ten 3, 5, 10 metų nusidėvė, tai čia jį pakeisti bus be galo sunku, bet noriu atkreipti dėmesį, kad iš 94 milijardų turto ilgalaikis turtas sudaro 52 milijardus, kuriuos tikrai sunku jau dabar ten, nežinau, nebent parduot galima arba išnuomoti, jeigu jo per daug turite, bet trumpalaikį turtą 41 milijardą tikrai galima valdyti greitai, nes tai yra atsargos, tai yra pirkėjų skolos ir tai yra grynieji pinigai, kurie gali būti nepanaudoti banke, sakykime taip. Tai 3 dedamosios, į kurias daugiausiai skirsim šiandien dėmesio ir būtent labiausiai skirsim dėmesio ilgalaikio turto, tiksliau, trumpalaikio turto apyvartumui. Ir dar tada pasižiūrėkime tada pagal veiklas didžiasias. Trumpai, tai kaip jos atrodo, tai yra didmeninė prekyba, mažmeninė apdirbamoji gamyba, transportas, saugojimas. Dažniausiai šitos 3 veiklos sudaro čia 80-90% tiek pardavimo pajamų, tiek turto. Tai galim aiškiai suprasti, kad trumpalaikio turto apyvartumas 3,7, 3,1, 3,6, būtent šituose sektoriuose jis yra geresnis negu Lietuvos bendrai vidurkis, bet nei vienam iš šitų sektorių nepasiekia 4 kartų, o tai reiškia 4 kartai, tai yra 90 dienų trumpalaikio turto apyvartumas. Tai dabar keliaukime į jau detaliai turto apyvartumo langą. Tai gal dar kas nedalyvavo prieš tai renginiuose, parodysiu porą langų, kurie labai labai svarbus. Tai jeigu mes keliaujam į reitingavimą su medianom ir nuolaidomis,
ir nuolaidom, tai čia yra šitas langas skirtas daugiau, reiškia, įmonių efektyvumo analizai ir labai trumpai parodau, kad ar tai būtų personalo vadovai ar finansų vadovai tikrai ir turi ir gali naudotis šitoj vietoj ir turi žinoti konkurentų efektyvumą ir tik tada galite sakyti, kad tikrai esate efektyviausi rinkoje ir tai turi parodyti reitingas. Nu, kaip pavyzdį, paimkime dabar stambes tik tai įmonės, paimsiu, vat, pavyzdžiui, pasiemam tam tikros veiklos įmonės, ane, didmeninė, mažmeninė prekyba, pasiemam, sakykime, mažmeninės prekybos visus lyderius stambių įmonių, tai vat, liko, pavyzdžiui, čia 15 tūkstančių įmonių duomenys, liko 40 įmonių, kurios atitinka stambios įmonės kriterijus ir jos padaro 10 milijardų eurų pardavimo pajamų ir uždirba 308 milijonus pelno. Tai vėlgi matome, kad geriausia per vidurį esančios įmonės, tai yra medianos rodikliai, augo 7,8%, turėjo 105 tūkstančius efektyvumą, 4 tūkstančius pelną, 2,9 pelningumas, 1,4 darbo užmokestis, nuosavybės grąža 27%, turto grąža 8,9%. Ir čia noriu atkreipti dėmesį, kad 3/4 įmonių arba iš 40 įmonių, tai yra 20 įmonės pagal kiekvieną rodiklį, toksai rodiklis buvo, tačiau 10, top 10 arba 25% geriausių įmonių pagal kiekvieną rodiklį turėjo ženkliai geresnius rodiklius. 222 tūkstančių eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, 11 tūkstančių pelnas, 4% nuosavybės grąža ir turto grąža 17%. Jau nekalbant apie top 25% prasčiausiai dirbusių įmonių, kurių yra pardavimo pajamos 93 tūkstančiai, 1900 pelnas, 1200 atlyginimas ir 10% nuosavybės grąža. Kaip matom, tarp 25 kvantilio top 1/4 prasčiausiai dirbančių ir kuriančių grąžą ir tarp top 25% kvantilio, 75 kvantilio su geriausia nuosavybės grąža, mes turime daugiau negu 4 kartų skirtumą ir taip pat yra su turto grąža. Čia 3,5 turto grąža, čia 17% turto grąža. Tai efektyvumo rodiklius galite pažiūrėti čia, bet dabar keliaukime reiškiasi, į būtent turto apyvartumo langą, tai yra ir efektyvumo duomenys, bet mes dabar daugiausiai dėmesio skirsime būtent trumpalaikio turto apyvartumui. Tai vėlgi, dabar naudojam visus tik mažmeninės prekybos įmonės, kurios užsiema tik mažmenį, yra stambios. Jeigu turėsite kažkokių kitų ar maisto gamybą, ar savo konkurentų norit pamatyti, tai iš karto čia rašykit, bet pavyzdį parodau su mažmeninės prekybos top įmonė. Tai bendrai top įmonių, kurios užsiema mažmeninė prekyba, trumpalaikio turto apyvartumas didžiųjų kompanijų yra 6,7 karto. Tai reiškia, kad šitos įmonės pasiekia geresnį trumpalaikio turto apyvartumą negu 60 dienų. Ir tam reikalui sunaudoja 1,5 milijardo trumpalaikio turto. Ir dabar klausimas, ar tai visur vienodai gerai yra? Tikrai ne. Yra įmonės, kurios turi 12, 11, 9, 8 kartai trumpalaikio turto apyvartumą ir yra įmonių, kurių apyvartumas yra tik tai 1,3 pavyzdžiui karto. Tai reiškia, kad trumpalaikio turto apyvartumo, čia skiriasi vos ne 4 kartus yra prasčiau negu rinkoje. Jeigu mes pasižiūrėsime ne stambes įmonės, o pasižiūrėsime vidutinės įmonės, mes pamatysime, kad dar didesni išsibarstymai yra ir trumpalaikio turto apyvartumas, pavyzdžiui, vidutinėse mažmeninės prekybos įmonėse siekia 3,9 karto. Ir jeigu mes pažiūrime geriausias, tai yra įmonių, bent 10 įmonių, kuriuo yra trumpalaikio turto apyvartumas viršyje 10 kartų. Ir turime įmonių, kurio trumpalaikio turto apyvartumas nesiekia netgi vieneto. Pavyzdžiui, ten Sidabrinė Kamėja, Gera dovana, Alytaus prekyba, Kristiana, Krinona, Šiaulių lyra. Čia tikrai yra, įsivaizduokit, trumpalaikio apyvartumas nesiekia vieneto arba yra 1,5 karto per metus. Aišku, čia reikėtų žiūrėti labai konkrečius, sakykime, sektorius, ten suprantam, kad galbūt bižuterija kažkokia ten ar sidabriniai kažkokie auksiniai gaminiai gal ir turi turėti prastesnį apyvartumą, bet ar tikrai reikia įdarbinti 7,2
milijono trumpalaikio turto tam, kad padaryti 3,8 milijono pardavimo pajamas, nu, galbūt, bet kaip matom, tai nulėmė tada ir turto grąžos rodiklius 2,6% ir nuosavybės grąža 2,6 arba gera dovana 0,7% turto grąža, nu tikrai čia yra labai prastas rodiklis ir 2,9 ir 0,7 ir 2,6 turbūt nei vienas iš neinvestuotume savo pinigų su 2 ar ten 1% turto grąžos rodikliu. Tai čia taip atrodo mažmeninės prekybos, sakykime, įmonės. Ir jeigu mes paimam, ir čia yra 300 šitos vidutinės įmonės, naudoja 417 milijonų trumpalaikio turto ir turi tam ir padaro 1,6 milijardo pardavimo pajamas. Tai čia mažiausiai galima būtų realiai 4 kartai trumpalaikio turto apyvartumas. Tai reiškia, kad yra 90 dienų apyvartumas. Tai tikrai čia yra bent 100 milijonų eurų galima išlaisvinti ir naudoti apie ketvirtadalį turto mažiau ir su tuo 100 milijonų eurų galima jau daryti, ką nori. Kai pinigai bus gryni turbūt sąskaitoj, turbūt ir finansų vadovui ir direktoriui užteks kūrybingumo, kur tuos pinigus padėti, ne, ar iš ankstiniam mokėjimam panaudoti, ar išsimokėti dividendus, čia jau turbūt mažesnė problema. Tiesiog mūsų aiški žinutė, kad išsibarstymas toj pačioj mažmeninėje prekyboje skiriasi daugiau kaip 4 kartus tarp geriausių ir pračiausių, arba 10 kartų skiriasi, ir vienos įmonės geba valdyti trumpalaikį turtą, kitos kol kas labai turi tiesiog perteklinio daug trumpalaikio turto. Ir tada nukeliaukim dar tada į mažmeninę prekybą, pavyzdžiui, į smulkes įmonės. Tai čia mes pamatysime dar didesnius skirtumus, nes be abejo mažesnėm įmonėm čia nuo 10 iki 50 darbuotojų. Mes matome, kad įmonės geba trumpalaikio turto apyvartumą turėti ir 20, ir 30, ir 40 kartų. Tai čia jau labai mažas trumpalaikio turto sumos ir matosi, kad čia labai mažai jo naudoja. Bet labiausiai atkreipčiau dėmesį, kad yra bent 20 kompanijų, kurių yra trumpalaikio turto apyvartumas yra mažiau nei 1 kartas. Tai čia jau aišku finansų vadovai turbūt čia jau iš vadovėlių, iš klasikos žinote, ne, kad trumpalaikio turto apyvartumas 1 kartas jau čia yra turbūt tikrai nebent ruošiatės labai dideliam įsigijimui ir grynų pinigų yra bent keli milijonai kasoj, tai taip gali būti. Bet aš čia labai abejoju, ar čia šitose kompanijose yra labai daug, reiškiasi, tame trumpalaikiam turte yra labai daug grynų pinigų kasoj, nes, kaip matome šalia turto grąža, akivaizdžiai matosi, kad irgi raudona spalva, tai reiškia, kad žemiau vidurkio. Tik tai porą įmonių sugeba geresnę grąžą turėti nei rinkos vidurkis. Dauguma įmonių turi arba neigiamą netgi turto grąžą, arba turi 2, 3, 4, 5% turto grąžą. Tai jeigu turite sektorių, kuriuo jūs domina, tai drąsiai klauskite ir nurodykite, aš dar pasirinksiu galbūt gamybą dabar kaip sektorių, ne, kad būtų šiek tiek, reiškiasi, daugiau skirtingų pasirinkimų, tai vietoj didmeninės mažmeninės prekybos parenku apdirbamąją gamybą. Ir čia galim net iš karto pagal sektorius pažiūrėti. Tai pavyzdžiui, trumpalaikio turto apyvartumas gamyboje, ką akcentavau, tikrai labai prastas. 3,1 karto trumpalaikio turto apyvartumas, tai reiškia, kad 120 dienų. Tai reiškia, trumpalaikis turtas apsisuka 3 kartus per metus ir kaip mes pamatysime, tai yra iškelia, dar tą 3,1 iškelia tokie sektoriai kaip naftos produktų gamyba, baldų gamyba, maisto produktų gamyba dar turi 3,6, 3,9, bet ir tai jisai pakankamai prastas 3,6, 3,9, bet kai kalbame apie prasčiausius, tai mes turime bent 5 sektorių, 4 sektorius dabar, kuriuose yra trumpalaikio turto apyvartumas mažiau negu 2 kartai. Aišku, čia jau atsistoja turbūt ir pirkėjų skolos, nes tikrai čia yra, jeigu patys neprekiauja, tai parduoda su tam tikrais atidėjimais.
Bet vėlgi, skolų valdymas irgi yra finansų vadovo uždavinys ir ne tik finansų vadovo, bet visos įmonės. Nes parduot gali kiek nori, bet jeigu pinigų kasoj nėra, tai arba sąskaitoj, tai tikrai gali būti labai liūdna ir matome, kad įmonės tikrai, netgi pelningos įmonės susiduria su likvidumo problemom, nes jeigu nėra prognozės, nevaldomas yra cash flow gerai ir nevaldomos pirkėjų skolos arba atsargos, tai tada galima prisikurti savo daug bėdų. Ir dabar tada paimsime galbūt pavyzdį šiuo atveju stambės įmonės ir pažiūrėkime stambių įmonių kontekste visose apdirbamosios gamybos, ar mes turim lyderių su geru trumpalaikio turto apyvartumu. Tai mes matome, kad yra įmonių, kurios turi trumpalaikio turto apyvartumą čia kosminiai, 105 kartai arba 10, 9, 7, tai reiškia, kad yra bent 10 įmonių. Jeigu mes paimsime va dabar geriausias įmonės, kurie virš 5 turi, čia yra geriausios įmonės Lietuvoje, kurios labai gerai valdo trumpalaikį turtą ir jų bendrai viso šitų įmonių trumpalaikio turto apyvartumas siekia 8,5 karto. Tai reiškia, kad jos dirba vidutiniškai 3 kartus geriau valdo savo trumpalaikį turtą, nei reiškiasi bendrai visoje rinkoje. Ir atvirkščiai dabar pažiūrėkime įmonės, kurios yra stambios ir trumpalaikį turtą valdo tikrai ne taip gerai. Tai pažiūrėkime, vat, šitų įmonių trumpalaikio turto apyvartumas yra vienetas. Tai čia mes sakytume tikrai, kad įmonės tikrai gali šitoj vietoj ir skirti ir dėmesio, ir fokuso, nes vidutiniškai vienas kartas trumpalaikio turto apyvartumo nuo 1 iki 2 kartų šiuo atveju čia yra kompanijos. Tai mūsų patirtis rodo, kad įsidiegus gerus analitikos įrankius tikrai tas turto apyvartumas tikrai gerėja ir jisai gali gerėti labai, labai stipriai. Ar turime klausimų? Taip, turime prašymą apžvelgti transporto ir logistikos sektorių. Gerai, transporto ir logistikoje, aišku, ten daugiausiai dominuoja tada ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, bet tuoj pažiūrėsime, transportą ir saugojimas pasirinkom sektorių. Tai jeigu bendrai pažiūrėsime šitam sektoriuje, yra tokios, tuoj pažiūrėsim, kiek čia yra tų veiklos, vandens transportas, surūšiuokim gal pagal turto dydį. Tai sandėliavimas ir transportui būdingų veikla. Tai mes matome ilgalaikio turto apyvartumas 1,4 ir jisai prastesnis negu bendrai visam sausumos transporte ir 3,6 yra trumpalaikio turto apyvartumas. Tai nėra jisai visiškai jau, prastas, bet visgi, žemiau 4, tikslas tikrai turėtų būti turbūt kiekvienos kompanijos 60 dienų, jeigu sutilpti su trumpalaikio turto apyvartumu. Aišku, jeigu atidėjimus darote 30 dienų, tai ten 50-60 dienų atsargų apyvartumas ir 30 dienų pirkėjų skolų apyvartumas. 90 dienų, jeigu turėtumėte arba 4 kartus trumpalaikio turto apyvartumą, jau yra pakankamai gerai tada, bet šiuo atveju, jeigu paimtume giliau, paimam transportui būdingų veiklą, ar turim įmonių, kurios 5 milijardai turto naudoja, ne? Ar turim įmonių, kurios valdo trumpalaikį turtą geriau? Prašau, yra įmonių, kurių trumpalaikio turto apyvartumas virš 10 kartų, gerai, čia paimkim gal stambes įmonės, tik tai paimkime ir kiek čia jų yra, stambes ir vidutinės galbūt paimkime, kad būtų šiek tiek masė. Tai stambios ir vidutinės įmonės 4,8 milijardo turtas yra iš viso, ne? Tikrai jau rimta, milijardas yra trumpalaikio turto. Tai matome, kad trumpalaikio turtas stambių ir vidutinių transporto logistikos kompanijų yra 3,4 karto. Tuo tarpu yra įmonių, kurios vėlgi trumpalaikio turto valdyme net nesiekia vieneto. Tai aišku, čia reikėtų žiūrėti labai detaliai, galbūt ten specifiškai ruošiasi įsigijimam, ar dar yra specifiniai kažkokie tai oro uostai, dar kažkas, kurie infrastruktūros labai turi, nežinau, daug turėti, bet mes šiandien nekalbam apie ilgalaikį turtą, mes kalbam apie trumpalaikio turto apyvartumą. Tai yra atsargos kaip taisyklė, pirkėjų skolos ir grynieji pinigai, ne, arba pinigai kasoje. Tai kaip matome, turto apyvartumo skirtumai yra labai labai dideli ir yra daugybė įmonių, kurios geba turėti mano minėtą 4 kartų ar 5 kartų, reiškia, paimam top
30 ar 40 įmonių, kurių trumpalaikio turto apyvartumas vidutiniškai siekia 6,1 karto. Ir jeigu žiūrime atvirkščiai, pažiūrėkime be šitų lyderių, tai Select Excluded, tai mes matome, kad be šitų lyderių šitam sektoriui visų kitų likusių įmonių trumpalaikio turto apyvartumas yra 2,4. Ką tai reiškia? Kad lyderiai dirba su 2 arba netgi 2,5 karto geresnį trumpalaikio turto apyvartumą turi. Tai įsivaizduokit, jiem tai pačiai veiklai finansuoti reikia 2 kartus mažiau kapitalo. Ir jau čia nesvarbu, ar skolintas kapitalas, ar nuosavas kapitalas, vis tiek kapitalas kainuoja. Ir pirkėjų atidėjimas dažniausiai, arba tiekėjų atidėjimas irgi kainuoja. Jeigu kažkas galvojat, kad tiekėjai, kai duoda atidėjimą, jie neįsiskaičiuoja savo į maržą ir jiem nekainuoja pinigai, tai jiem kainuoja ir tikrai tą galima suskaičiuoti ir vertinti. Tai čia tiek būtų iš transporto šito sektoriaus sausumos, o jeigu pažiūrėti dar giliau, dar vieną paimsime antras pagal dydį bus 3,3 milijardo, kur sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais. Tai jeigu šitą pažiūrėti sektorių detaliau pagal veiklos grupės, tai matome, kad krovininis kelių transportas turi 4 kartų trumpalaikio turto apyvartumą, bet tai irgi, žinant tai, kad trumpalaikis turtas čia greičiausiai yra tik tai kuras, pavyzdžiui, nežinau, ir pirkėjų skolos, tai vis tiek yra pakankamai prastas rodiklis ir jeigu krovininių kelių transportą mes pažiūrėtume pagal įmonės, tai mes pamatytume, kad trumpalaikio turto apyvartumą vienos įmonės valdo labai gerai ir nuo 6 kartų iki 17. Čia yra įmonės, kurios tikrai turi labai aukštą trumpalaikio turto apyvartumą, 8,5 karto. 37 įmonės. Ir čia mes turime įmonės, kurios tikrai turi ženkliai prastesnį trumpalaikio turto apyvartumą. Šitų visų įmonių trumpalaikio turto apyvartumas yra 3,9 karto, vėlgi nesiekia 4, bet jeigu žiūrėt prašiausias, tai netgi yra 0,7 ir 1 ir 1,2. Tai čia tikrai trumpalaikio turto apyvartumo gerinimui tikrai yra daug vietos. Tai aišku, čia aš galėčiau turbūt kalbėti dar 2 valandas, bet laikas mano ribotas. Ir mūsų tikslas atiduoti šitoj vietoj duomenis jums. Čia yra 15, primenu, kad yra nemokamas appsas. Nueinate, parsisiunčia DBI Free Salary, nuorodas duosim, nueinate į visos aplikacijos ir ar tai nagrinėtumėt GMROI per Business KPI, tai yra kiek sukuriama vertė investavus 1 eurą, ar tai žiūrėtume Business Efficiency 23 metų detaliai pagal įmonės, visi šitie duomenys yra prieinami, tai reikia jums analizuoti, žinoti savo konkurentus ir naudotis ir daryti sprendimus. Tai aš dabar stabdau savo pristatymą, perdodu žodį tada Mildai. Ir Milda dabar papasakos, tai kaipgi Finance Pro galima panaudoti ir kaipgi galima visgi gerinti tuos turto grąžos rodiklius. Prašau, Milda. Sveiki visi. Labą dieną. Tai dabar gerinti finansų vadovai, aišku, gali tuos ir rodiklius ir savo, kaip čia pasakyti, prižiūrėti finansinę kontrolę, įsivesti finansinės veiklos kontrolę. Ir aišku, tam reikalingi svarbiausiai duomenys, ar ne, kokia yra situacija, patogus įrankiai, kad galėtumėt laiku ir efektyviai, greitai pastebėti ir pokyčius ir ten visas tendencijas. Tai mes turime padarytą tokią aplikaciją skirtą finansų analitikai. Tai ne tik tai yra turto analizės ar ne reikalas, bet apskritai visos įmonės ir pelningumas, ir kaštų analizė, ir taip pat, kas liečia turto balansinius rodiklius, turto grąžas ir apyvartumus. Tai dabar aš trumpai pademonstruosiu tiesiog pačią aplikaciją ir ką jinai, jos galimybės, ir po to jau aptarsime kitus reikalus. Ir aš tik primenu, kad jeigu turėsite klausimų, tai galite eigoje į chatą juos rašyti ir mes pasiliksim šiek tiek laiko gale, kad juos atsakyti. Mūsų standartizuota finansų aplikacija yra tokia
jau, kaip čia pasakyti, padaryta vizualizacijos ir tam tikra analizės logika, kur tiesiog pajungus įmonių duomenis pakankamai greitai jau galima turėti visą analitiką. Ir pati aplikacija jinai susideda iš kelių tokių sričių, tai yra pelno nuostolio analizė, rodiklių, tendencijų ir pokyčių, taip pat balanso dalies tendencijos, rodikliai, pokyčiai, pinigų srautų analizė ir apyvartinio kapitalo analizė. Na ir taip pat, aišku, galimybė analizuoti labai detaliai visus didžiosios knygos sąskaitų įrašus ir juos pjaustyti įvairiais pjūviais. Pati aplikacija, jinai vizualizacijas, aišku, galima ir lanksčiai daryti pagal kliento poreikius, bet dabar pademonstruosiu tą mūsų siūlomą funkcionalumą ir logiką, kai, tarkime, mes keliaujame pasižiūrėti pirmiausia nuo savo iš paukščio skrydžio, ką mes turime įmonės veikloje, tai tam tikras rodiklių rinkinys arba dashboardas, čia keli tokie demo rodikliai sudėti, bet galima sudėti tokius, kokias įmonės naudoja ir analizuoja. Ir tada juos tie patys rodikliai, jie persiskaičiuoja renkantis periodus, galima rinktis, tarkim, kažkokius padalinius atskirus žiūrėti, galima rinktis arba kaštų centrus, objektus, projektus, parduotuves atskiras ar regionus, tas veiklos sritis, kurias jūs žiūrite. Irgi rodikliai persiskaičiuoja labai greitai, jeigu aš pasirinkau dabar 6 mėnesius ir aš matau rodikliai year to date, tai reiškia nuo sausio iki birželio, galiu greitai pasižiūrėti, kas yra tik tai birželio mėnuo, tai reiškia vėlgi tam pačiam lange, man viskas interaktyviai greitai persiskaičiuoja visi rodikliai. Galima rodiklius sekti dinamiką matyti, tarkim kažkokį pasirinkus EBITos arba bendrojo pelno, tarkim, rodiklį, galima palyginti per keletą skirtingų metų ir jau vėlgi matyti tendencijas, taip pat, tarkim, kažkokį vėlgi padalinį pasirinkus, keletą padalinių ar ne, tai tas tendencijas analizuoti. Pati aplikacijos analizės logika yra paremta tuo, kad nežiūrėti didelių ekscelinių išklotinių ir labai didelių lentelių ir ten stengtis įžvelgti kažkokius tai dalykus, o iš tikrųjų efektyviausias yra analizė per pokyčius. Jeigu mes analizuojame, sakykime, šių metų einamą mėnesį ir lyginame jį su praeitų metų analogiškų mėnesių arba ten nuo metų pradžios su praeitų metų nuo metų pradžios, tai mes viską žiūrime per pokyčius. Tai yra, iš karto matome, kur pas mus kokie pokyčiai atsitiko. Ataskaitos eilutes suparametrizuoti galima pačiam vartotojui, tai yra kiekviena įmonė savo ataskaitos eilutes susiparametrizuoja pagal tai, kaip jos žiūri pagal savo poreikius. Tai tada pasirinkus, sakykime, jau matom kažkokį pokytį, ar ne, mums ten nepatiko kažkoks, tarkime, įrangos remontas, tai iš karto galime toliau pasirinkus tą eilutę jau pjaustyti ją ir analizuoti per kitus pjūvius. Tai reiškia, per didžiosios knygos sąskaitas, na čia viena, bet jeigu būtų daugiau, tai matytume, kokiose sąskaitose pokytis įvyko. Galime analizuoti per kažkokią pasirinktą dimensiją, tai tarkime padalinį pasirinkome. Tai iš karto jau tada identifikuojame, kuriame padalinyje įvyko didysis pokytis. Na ir matome čia pas mus antrame padalinyje, ar ne? Ir jeigu jau dar kyla klausimų, kas tenai galėjo atsitikti, ne, tai mes iš karto lengvai galime gręžti jau iki pirminio dokumento ir matyti ir dokumento numerį, matyti kažkokius komentarus, jeigu jie yra surašomi buhalterijos sąskaitas, kitokias dimensijas, jeigu įmonės naudoja globaliasias dimensijas apskaitos sistemoje, kontrahentus, iš kur pirkome, kas sukūrė įrašą, kada sukūrė įrašą ir taip toliau. Tai kaip ir aplikacijos visa paskirtis yra tokia, kad lanksčiai konfigūruoti savo ataskaitų formas, per pokyčius analizuoti, tai čia identifikuoti greitai, kas įvyko per pokyčius
ir taip pat galimybė gręžti iki to pirminio dokumento ir jau nebereikia lįsti į apskaitos sistemą, trauktis ten kažkokių iššifravimų kiekvienos eilutės ir jas ten atskirai gamintis ir darytis. Galima pamatyti pelno nuostolio dinamiką, tai pagal mėnesiui, tarkime, pagal ketvirčius, kaip norisi, tai ir vėlgi ten analizuoti per tam tikras dimensijas, tai per padalinius, ar per kažkokius tai objektus, projektus ir taip toliau. Ta pati, kaip čia vėlgi, analizės logika su balanso sritimi, ne, matome tam tikrus jau balanso rodiklius, kurie vėlgi rinkinys gali būti toks arba kitoks, čia palei kiekvienos įmonės poreikius, bet dažniausiai tai susidedam būtent visokius kapitalo rodiklius, turto grąžos rodiklius, būtent tos, ką Vytautas minėjo, verta sekti ir reikia sekti. Na ir taip pat vieni svarbiausių turbūt, ką irgi minėjo Vytautas ir dėl turto apyvartumo, tai apyvartinio kapitalo rodikliai, apyvartinio kapitalo ciklas ir atsargų apyvartumai, pirkėjų skolų apyvartumai, skolų tiekėjams apyvartumai. Tai reiškia, kad mes galime juos analizuoti ir pasibaigus mėnesių iš karto tendenciją matyti, ar ne, identifikuoja, kas galbūt krito, galbūt kilo, taip pat kiekvieno rodiklio pasirinkus matyti tendenciją, kaip jisai keičiasi. Vėlgi, balanso pačio analizė per pokyčius, tai reiškia, mes irgi matome, kaip tie pokyčiai vyksta kiekvienoje eilutėje, galime tą eilutę pasižymėję, sakykime, ar ne, kažkokią tai vėlgi eiti iki, jeigu ten kažkokias žaliavas pasižiūrėti, tai galime vėlgi eiti per DK sąskaitas, jeigu ten įmonės turi daugiau sąskaitų ar ne, skirtų atsargom, tai iš karto identifikuojame, kas pas mus pasikeitė, kurios atsargos, tarkime, ten krito arba kilo, ir taip pat jau galime keliauti į pirminius dokumentus ir vėlgi iš tenai jau kažkokią dar detalesnę gilesnę analizę pasidaryti. Tendencijos, vėlgi ta pati logika, kad balansą galime tendencijas pamatyti pamėnesiui, pagal ketvirčius, palyginti skirtingų metų, tarkime, tos pačius mėnesius ir pasižiūrėti, kaip jie mums, kaip atrodo. Pinigų srautų tendencijos, vėlgi, čia kaip pavyzdinis toksai kaip dashboardas, tai gali būti toks, arba vizualizacijos objektai, tai lengvai keičiami, jie gali būti ir kitokie, bet esmė tokia, kad mes vėlgi turime tam tikrą rinkinį rodiklių, tam tikrą rinkinį dashboardą savo tų KPIs vadinamų, kuriuos mes sekame ir ten kiekvieną mėnesį žiūrime, kas įvyko. Tai pinigų likučio tendencijas matome, grynojo pinigų srauto dydį, taip pat matome, iš ko pas mus pinigų srautai keitėsi, kiek pas mus srauto iš pagrindinės veiklos, kiek iš investicinės veiklos, kiek iš finansinės veiklos ir koks yra apyvartinio kapitalo pokytis. Galime sekti dinamiką, taip pat tik investicijas pasižiūrėti, pagrindinės veiklos srautą, tai galime matyti, kaip jisai keičiasi. Tai arba grafiniu vaizdu, arba lentelės forma, čia jau kaip kam labiau norisi ir patogu. Ir taip pat, aišku, galima, jeigu, tarkim, grynojo pinigų srauto, kas yra turbūt vienas svarbiausių rodiklių apskritai finansiniai veikloje, finansų vadovo turbūt vienas pagrindinių rodiklių yra grynasis pinigų srautas, tai mes galime keliauti į puslapį, kuris būtent tam ir skirtas. Ir matome jau to grynojo pinigų srauto išskaidymą per komponentus ir per pinigų srautų ataskaitos eilutes. Tai vėlgi greitai mums nereikia, kaip čia, dėti keleto ir ruošti, nežinau, ten jau didelės paklodės ataskaitos, mes iš karto identifikuojame, kaip čia, žalias raudonas vietas, ar ne, kas mums padėjo padidinti grynąjį pinigų srautą, o kas sumažino grynąjį pinigų srautą.
Tai komponentai matosi ir pačioje ataskaitos formoje, ir taip pat per waterfall tokį čarto čia vaizdą, kur mes taip pat matome tuos komponentus, kaip mūsų uždirbtas, sakykime, grynasis pelnas, ar ne, bet per šiais metais grynasis pelnas buvo toks ir kaip jisai konvertavosi iki grynojo pinigų srauto. Tai šiuo konkrečiam pavyzdį matom, kad grynasis pinigų srautas, ar ne, buvo pakankamai grynasis pelnas, nusidėvėjimas apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo pokytis buvo teigiamas, bet mūsų grynai pinigų srautas suvalgė investicinės veiklos pinigai. Čia kartais tai yra gerai, kartais blogai, bet bent jau tas, taip sakant, supratimą greitai gali aplikacija parodyti. Ir tada, vėlgi pinigų srautai dinamikoje, tai čia tiesiog pasižiūrėti kiekvieną eilutę, kaip pasekti, koks yra pokytis tų eilučių. Ir tada vėlgi labai svarbi sritis finansų vadovai apyvartinio kapitalo analizė. Tai kur vėlgi greitai galima tiek grafiškai, tiek lentelės formoje pamatyti apyvartinio kapitalo komponentus ir kaip jie keičiasi. Tai yra ir atsargos, ir gautinos sumos, tiek pirkėjų sumos, tiek skolos tiekėjams keičiasi. Ir taip pat kokie yra pokyčiai lyginant, tarkime, mes pasirenkam tik tai periodą palyginti šį mėnesį su praėjusiu mėnesiu, ar ne, tai čia mes pasirinkom birželį, tai reiškia lyginam birželį su geguže, arba, tarkim, mes galim pasirinkti palyginimą nuo metų pradžios. Tai jeigu sugalvojame ir įmonėje paskelbiam kažkokią tai švaros akciją, išsivalyti atsargas lėtai judančias, arba susiimam išsireikalauti iš pirkėjų skolų, tai mes galime tiesiog tendenciją pamatyti, ar tie mūsų tos pastangos duoda norimą rezultatą. Taip pat galime sekti apyvartinio kapitalo dinamiką, kiek mūsų veikloje yra naudojama apyvartinio kapitalo ir kaip jisai keičiasi, tai yra jo paskaičiuotas ciklas dienomis. Tai pats tas apyvartinio kapitalo apyvartumo tendencija. Taip pat galime matyti struktūrą dinamikoje, tai kaip keičiasi, kas mūsų, kaip čia tame apyvartinėme kapitale duoda didžiausią įtaką, didžiausią svorį. Ir apyvartumo rodiklių dinamika, tai reiškia, kad kaip keičiasi kiekvieno iš komponentų apyvartumas. Tai atsargos, pirkėjų skolos ir skolos tiekėjams. Na ir tada dar gilesnė, jau turint tos pačius apyvartumo rodiklius, ar ne, jie tokie yra išskaičiuoti matematiškai, bet mes vis tiek dar kiekvieną to rodiklą iš tikrųjų turėtume ir galime ir reikia sekti atskirus komponentus. Tai reiškia, kaip keitėsi, jeigu yra atsargų atsargos, ar ne, tai kokia mūsų atsargų dydis yra ir kaip jisai kinta su mūsų savikaina, su mūsų pardavimais. Tai pats faktas, kad atsargos auga, nėra blogas, jeigu tuo pačiu kyla pardavimai ir pardavimų savikaina. Tai ta visa kompleksė, šita analizė turėtų būti atliekama kompleksiškai, ar ne, ir žiūrėti, ar mūsų atsargų pokytis yra atitinka arba koreliuoja su mūsų pardavimais. Kaip šioje vietoje matom, pakankamai yra tolygu ir ten didelių kažkokių pokyčių nesimato, tokių reikšmingų pokyčių nesimato. Pirkėjų skolos, tarkim, kaip ir matosi, ar ne, kad jeigu pajamos čia į galą jau yra vėlgi tolygu ganėtinai, didelių pokyčių nėra, bet pradžioj metų matėme, kad buvo pajamos didelės, vasarį pajamos stipriai sumažėjo, bet pirkėjų skolos pamažėjo žymiai mažiau. Tai reiškia, kad ir mūsų iškart matosi, kad apyvartumo rodiklis jisai yra didesnis lyginant su kitais mėnesiais. Na ir skolos tiekėjams, vėlgi lygiai taip pat, kad mes žiūrime atskirus komponentus, tai reiškia pačias skolas tiekėjams žiūrime, analizuojame pardavimus arba savikainą. Na ir vėlgi ar yra koreliacija. Tai vėlgi šitam pavyzdį matom, kad mūsų
skolos tiekėjams labai stipriai išaugo, ar ne, tuo tarpu pardavimai arba pardavimų savikaina jinai liko panašioj vietoj kaip ir ankstesniais mėnesiais. Ir tai lėmė mūsų didesnį apyvartumą skolas tiekėjams. Šiuo atveju mums aišku yra gerai, nes pinigų, kaip čia, kuo daugiau skolų, didesnis apyvartumas tiekėjams mums lemia, kad mes turime daugiau pinigų sąskaitos. Aišku, vėlgi toliau analizė yra, ar tai yra pradelstas skolos. Pradelstas, tai aišku, jau identifikuoja kažkokią problemą su finansinė disciplina. Tai čia toks trumpas pristatymas pačios aplikacijos galimybių. Esmė yra tokia, kad duomenys ateina iš apskaitos sistemos ir jie yra sukonfigūruoti tokiu būdu, kad jie ten persikrauna kiekvieną dieną ir tos pokyčius mes iš tikrųjų pakankamai greitai galime sekti ir identifikuoti. Ir dar turbūt stiprioji dalis aplikacijos yra ta, kad pačios ataskaitos arba, sakykime, net ir vizualizacijos objektai, jie yra konfigūruojami pačių vartotojų. Tai reiškia, kad yra tam tikras funkcionalumų rinkinys, kuris leidžia pakankamai lanksčiai susikonfigūruoti ataskaitas pagal tos pjūvius, kokius ten jūs analizuojate, pagal tos pjūvius, ką įmonės matuoja. Tai dabar sustabdysiu aš. Jo, tai mes gal tada reziumuosim tada, ne? Kaipgi visgi finansų aplikacija, sakykime, ne, kaipgi gali duoti, kokius, sakykime, kokie pagrindiniai tie, sakykime, tokios naudos, ne? Tai Milda, gal dar reziumuojam tada? Jo, tai pats tas įrankis, aišku, jisai pats savaime, turbūt neparodys ir nepadarys, kad jau viskas būtų pas įmonės gerai, ne? Nes nėra tokio stebuklingo mygtuko, kad paspaudžiu ir mano ten visi reikalai susitvarkė. Bet pats BI įrankis, jisai atneša tokias labai aiškias tiesioginės naudas finansų vadovui. Tai pirmiausia, tai yra laiko taupimas, nes atkrenta duomenų ruošos laikas, tas reikalingas skirtas duomenų ruošai. Tai nebereikia ten pildyti, ruošti kažkokių excelinių ataskaitų, kurios ten užima jas užpildyti daug daugiau laiko, negu kad galėtume tą laiką skirti analizai. Tai čia turbūt pirmas ir toks svarbiausias pliusas arba nauda finansų vadovai, nes iš tikrųjų labai daug apklausų šiuo metu, kaip jūs kiek tenka skaityti ir analizuoti, tai didysis leitmotyvas, dėl ko negali padaryti kažko geriau daugiau, tai yra, kad trūksta laiko. Tada kita nauda yra kokybės didinimas. Tai reiškia, finansų departamentas vis tiek jis yra kaip aptarnaujantis kitus padalinius, aptarnaujantis pardavimus, aptarnaujantis vadovus, ar ne? Ir iš tikrųjų tai jo teikiamos paslaugos yra labai jaučiamos visoje organizacijoje, nes tai, ką pasako arba kokią informaciją pateikia finansų departamentas, tai iš karto, kaip ir matosi, ir ta informacija vadovaujasi didelis ratas darbuotojų. Todėl ta paslaugų kokybės didinimas irgi iš karto yra labai akivaizdus, nes pati aplikacija duomenys į aplikaciją yra pajungiami vienoda kažkokia logika, tvarka. Pačios ataskaitos irgi yra sisteminis konfigūravimas, tai reiškia, kad tai lemia mažiau klaidų, nes nebelieka to, kad kažkas pamiršo kažkokią formulę pratempti, ar ten kažkokią rankinį, įrašę skaičių pamiršo ištrinti. Tai tiesiog pats tas, kad tai yra sisteminė konfigūracija, jau lemia, kad tai yra duomenys palyginami tarpusavį įvairiais periodais ir klaidų negali būti. Tada, kadangi mažiau reikia laiko ruošti duomenis, ataskaitas, tai yra savalaikis reportingas, greičiau pasiekiamas, greičiau galima gauti. Ir taip pat, kaip jau minėjau, yra tas išsamumas ir galimybė gręžti gilyn. Tai reiškia, kilus klausimai dėl kažkokios eilutės, nereikia laukti, kol finansų analitikas
nueis į apskaitos sistemą, ištrauks duomenis, vėl paruoš kažkokią papildomą lentelę, atneš ir paaiškins, kas ten atsitiko. Jau čia pats vartotojas gali pasižiūrėti ir gręžti gilyn iki dokumento lygmens. Na ir taip pat trečia nauda finansų vadovui tai yra ta, kad gali daugiau laiko skirti, didesnę pridėtinę vertę kuriantiems darbams, tai būtent analizei, prevencijai, finansų kontroliai, finansų disciplinos procesų nustatymui, strategijai, planavimui, visokioms įžvalgoms, bet ne būtent duomenų ruošai ir ne lentelių pildymui. Ir tokios kitos yra dar naudos pačiai organizacijai, tai tokios jos galbūt nėra tiesiogiai jaučiamos, bet iš tikrųjų su analitikos įrankio atsiradimu įvyksta didžiulis pokytis ir pačios organizacijos darbo kultūroje ir pačiame sprendimų priėmime, nes vartotojai turi duomenis, jie yra jiems prieinami, vadinasi, sprendimus priima ne nuojauta, ne taip, kaip atrodo, iš tikrųjų remiantis duomenimis. Vartotojai išmoksta skaityti duomenis, didėja duomenų raštingumas, analitikos branda, jie gali tiesiog jau žiūrėdami į duomenis supranta, ką jie reiškia ir tampa labiau tuo pačiu ir finansiškai raštingesni. Na ir taip pat analitikos įrankiai leidžia proaktyviai reaguoti į tam tikras situacijas, jas pamatyti ir skatina kažkokias irgi inovacijas, tai yra, kad ta prasme, kad pamačius kažkokį tai vietą, kur galbūt butelio kakliuką radom, kad ar ten tiesiog pakeisti procesus, sugalvoti naują procesą, arba ten pardavimų skatinimui kažkokią naują marketinginę akciją, bet tiesiog tai leidžia, kaip ir minėjau, ne duomenis ruošti, ne pildyti kažkokias lenteles, bet naudoti tuos duomenis ir jais remiantis priimti kažkokius sprendimus. Tai čia tokias ir tiesioginės, ir netiesioginės naudos organizacijai nuo analitikos įrankių. Gerai, ačiū Milda. Ir tada aš trumpai tik, kad yra jau ne viena didelė kompanija ir nedidelė, yra ir mažų kompanijų, kurios Finance Pro naudoja ir tą, ką minėjom, ir pirkėjų skolos, ir atsargų apyvartumas, ir apskritai viso apyvartinio kapitalo analizė. Ir netgi vėliau galima kalbėti apie prognozavimą. Kai yra duomenys užkrauti, tai padaryti prognozavimą lygiai taip pat galima ir planavimą padaryti žymiai tiksliau. Tai visą tai galite pasiskaityti detaliai nuorodose, jau yra tikrai sėkmės istorijų. O visos analitinės aplikacijos taip pat gali, Sales Pro primenu, kad gali padėti pirkėjų skolas valdyti, Stock Pro gali GMROI arba atsargų valdymą pagerinti, Finance Pro Milda pristatė, HR Pro ir Transport Pro taip pat įvairiais kampais gali prisidėti prie jūsų veiklos efektyvumo didinimo. Ir tada prieš einant prie klausimų, jeigu bus, tai tam, kad išbandyti šitą aplikaciją galite, kas dar neturite, atsisiųsti atvirų duomenų BFRI aplikaciją. Jeigu matote, kad daug visko čia pamatėte, bet nespėjot užsifiksuoti, nežinot, nemokat, negalit, nežinot kaip pradėti, registruokitės nemokamai konsultacijai, pradžiai su manim, trumpai pasiaiškinsim jūsų poreikius, jeigu matysim, kad Finance Pro jums iš tikrųjų aktualu, tada suorganizuosim susitikimą su Milda, o jeigu norite detaliau matyti ir prognozavimo galimybės, jau panaudoti ir naujausius duomenis matyti, galite Salary Pro analitinę aplikaciją užsisakyti ir ten jau matysite savo konkurentų duomenis ir 12 mėnesių į priekį. Ir be abejo, atostogų laikas, suprantam, bet jeigu dar neatostogaujate šią savaitę, tai kviečiam 6-27 į Click and Snowflake Shape Your Data renginį, nemokamas renginys, pasidalins mūsų kolegos pasauliniam tendencijom, kas vyksta rinkoje. Ir Liepos 31 kviečiam išbandyti ClickSense nemokamai. Jeigu norite išbandyti tiesiog prisiliesti prie ClickSense, tai taip pat galite tai padaryti. Tai dabar dar, jeigu turit klausimų, klauskit, pabandysime atsakyti su Milda jūsų klausimus. Taip, turim vieną klausimą. Ar galite pakomentuoti degalinių sektorių? Tai čia Vytautui. Gerai, galim. Tuoj parkeliaujam į... Taip, tai dabar klausimas būtų degalinių sektoriaus, būtent reiškiasi turto grąžos rodikliai, taip? Toks turbūt, klausimas. Tuoj sekundę, tada čia yra iš viso, kaip minėjau, 15 000 įmonių, mes dabar labai greitai paimsime tada prekybą
tada sektorius bus greičiausia, čia bus mažmeninė prekyba ir degalais, pasiversime čia, degalų prekyba turėtų būti mums iš karto aišku, automobilių, degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. 3,3 milijardo su 1 milijonu pelno. Tai pagal įmonės pavadinimą, Circle K veda tikrai čia yra degalinės ir dabar keliaujame į apyvartumo rodiklius. Tai čia gal užsidėsim mikro įmonės, nuimsime, tai yra tas, kurios ten yra iš vis iki 10 darbuotojų. Tai vat čia liko kompanijos, kurios padaro 3,3 milijardo ir nuimėm įmonės, kurios yra iki 10 darbuotojų, kad lyginti bent jau obuolį su obuoliais. Tai trumpalaikio turto apyvartumas degalinės yra pakankamai aukštas, kuras tikrai yra commodity produktas, kuris labai labai greitai, sakykim taip, turi labai gerą apyvartumą, tačiau tikrai yra skirtumų labai didelių. Mes turime bendrą apyvartumą trumpalaikio turto 10,9 karto, tai reiškia, kad čia yra apyvartumas apie 35 dienos kažkur trumpalaikio turto. Kas geriausiai, Nyris, Trevenas, Kulas, Artada, Baltic Patron valdo geriausiai, tai yra 12, 10 ir Circle K tame skaičiuje su 11,1 karto ir Viada 12 kartų, tai čia tikrai yra lyderiai. Nes tai yra, jeigu yra 30 dienų ir mažiau apyvartumas, tai tikrai įmonės jau tvarkosi su, nesvarbu, kad yra greito apyvartumo prekės, bet tai tikrai yra aukštas apyvartumo lygis. Ir tada, jeigu komentuoti dėl, ar yra vietos tobulėt, Deliuvis, Dujovita, Turtas, Kovaras, Deguva, Gilvybė, Avansas, Adukesta, kaip taisyklė čia yra mažesnės įmonės, nes ir turto mažiau valdo. Ir galbūt analitikos nėra įsidėgę, bet tikrai matosi, kad turto apyvartumas, trumpalaikio turto apyvartumas, jeigu paimam top čia nais dabar, paimsime 13 įmonių, paimam su prasčiausiu turto apyvartumu, tai mes matome, kad ir turto grąža jų yra prasta 2,9% ir nuosavybės grąža 5,2%, tai tikrai, vargiai ir kurie akcininkai yra patenkinti čia su 3% turto grąža, tai čia tikrai yra labai labai daug vietos tobulėti su šitom kompanijom. Ir jeigu atvirkščiai pažiūrėt dabar visas kitas be šitų 13, tai be 13 šitų įmonių turto apyvartumas, kaip matom, trumpalaikio turto apyvartumas 11 kartų, turto grąža 7,8, o nuosavybės grąža 14,2. Praktiškai 3 kartus nuosavybė yra geresnė šitų kompanijų, negu prieš tai, kur žiūrėjome tos, kurios turi prašiausią trumpalaikio turto apyvartumą. Tai taip greitai galima pakomentuoti rinkos, tos pačios rinkos, tų pačių, sakykime, žaidėjų, toj pačioj srityje dirbančių kompanijų efektyvumo rodiklius. Ir be abejo, mūsų tikslas pagrindinis duoti įrankius, kaip ir Milda minėjo, Finance Pro yra finansų pagalbininkas, atiduotas patiem, kad patys galėtume čia ir dabar priiminėti sprendimus, ar tai būtų pirkėjo skolas, ar tai būtų atsargų apyvartumas, ar tai būtų apskritai visas apyvartinis kapitalas kaip jo tendencija ir kad laiko duomenų ruošai būtų sumažinama iki minimumo ir kad jūsų visas laikas būtų skirtas sprendimų priėmimui remiantis duomenimis. Ar turim dar komentarų, klausimų? Daugiau klausimų nėra. Tai ačiū visiems tada už dalyvavimą. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir naudinga. Pasidalinkit su savo kolegom, draugais šitą informaciją, kurie atostogauja šiuo metu, galbūt grįž po savaitės 2 ir norės jau dirbti kitaip ir sutaupyti laiko. Tai būsim už tai jums dėkingi. Sekite mūsų tolimesnius renginius ir ką? Gražios vasaros. Iki. Gražios vasaros. Viso.